Sveiki. Visuomeninė politinė pilietinė organizacija Teisingumo aušra nuosekliai laikėsi pozicijos, kad rinkimuose į Lietuvos Respublikos prezidento postą rems visus kandidatus, kurie atspindi politinės organizacijos šitos Teisingumo aušra politinės pažiūros programą. Kandidatai tie buvo 3, tai yra Eduardas Vaitkus, Antanas Kandrotas, pseudonimų Celofanas iš dalies, kadangi ten šviežias judėjimas ir negalutinai aiškios jo pažiūros, ir aišku, savo kelta kandidatė Erika Švenčioninė. Antanas Kandrotas buvo iš šito rinkimų proceso pašalintas, iš pradžių trukdant jam visokiojopai atidaryti sąskaitą, po to klykiančių vaikų akivaizdoje ištempus iš automobilio ir pasodintas į kalėjimą. Eduardas Vaitkus tęsė savo šitą propagandą rinkiminę, na, o mūsų kandidatės Erikos Švenčioninės padėtį geriausiai apibūdina straipsnis Baudžiamojo kodekso 152 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise. Tai yra, tas, kas prieš asmenį turinti teisę rinkti, na, toliau apie referendumus kalba, arba būti išrinktam, kas trukdo. Baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimo, arba arešto, arba laisvės atėmimo iki 4 metų. Tas, kas šios straipsnio pirmoje dalyje, tai yra teisė rinkti, numatytus veiksmus organizavo, juos atliko sistemingai, arba jeigu dėl to rinkimų buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimo iki 6 metų. Už šiame straipsnėje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Šitam kontekste reikia pasakyti, kad Teisingumo aušros generalinis sekretorius, tai yra Kazimieras Juraitis, buvo sutarta, kad jis bus iždininkas mūsų kandidatės Erikos Švenčioninės. Tai jis dalyvavo visuose veiksmuose, bandant atidaryti sąskaitą, pagal kurios reikalauja įstatymas, rinkiminę sąskaitą specialią. Vienintelis bankas, kuris lyg ir buvo sutikęs tą daryti, tai liko Šiaulių bankas. Buvo įdomu stebėti, kaip kiekvieną savaitę, o tos savaitės po savaitę, tas procesas tęsiasi 2 mėnesius, kitą savaitę, jokių rašytinių atsisakymų arba įsipareigojimų neduoda, akivaizdu pagal komandą. Ir prieš pat atsigulant į gydymo įstaigą su dukrele, Erikai Švenčioninė eilinį kartą buvo pažadėta, kad jai atidarysia sąskaitą. Štai dabar Erika Švenčioninė guli gydymo įstaigoje su savo dukrele ir jie lyg tai ir galėtų atidaryti sąskaitą, bet jokių nei raštų, viskas pažadai, kaip ir tuos 2 mėnesius. Akivaizdu, kad tie, kas organizuoja šitos trukdžius, žino, moka, gal net mintinai baudžiamą kodeksą. Ar čia VSD, ar čia, kurie save vadina šaika, mes vadinam šiek tiek pagarbiau grupuotė, teroristinių požymių turinčių, politinė grupuotė, kurie save vadina krikščionim demokratais, kurie vadovauja Landsbergiai. Ar čia jie skambučio teise, bet jiems, jeigu turėtume įrodymus, gausime įrodymus, jiems gresia laisvės atėmimas iki 6 metų. Bet mes po šiai dienai negalime pasakyti, ar ta sąskaita bus atidaryta. Tai yra vienintelis bankas, kuris liko, tai yra Šiaulių bankas, ir kuris lyg tai ir sako, kad atidarys, bet tie pažadai tęsiasi kiekvieną savaitę ir tik prieš pat gulantis į ligoninę su vaiku Erikai Švenčioniniai buvo pažadėta, kad štai jau atidarysim tą sąskaitą. Ar pavyksta padaryti, mes dar nežinom. Tikėjomės, kad kol sąskaita atidaryta, mūsų iždininku bus Antanas Natavičius. Tai yra mūsų narys. Na ir kasgi? Sąskaita po mėnesio nuo to, kai mes paskelbėm, kai jie pradėjo po truputėlį rinkti žmonių pinigai, sėkmingai uždaroma, o Antanos Natavičiaus padėtį ir situaciją geriausia matyti apibūdina tas faktas, kad jam parduodant asmenį turtą nekilnojamą ir pasėmus pinigus grynais pradėta reikalauti, šantažuoti, o kur tu padėjai pinigus?
suprask, ar tie pinigai nepateko kartais į Teisingumo aušra kandidatės Erikos Švenčionienės rinkiminės kampanijos ar užstato dalį nesudarė. Prasidėjo tokie dalykai. Taigi mes iki šios dienos negalim pasakyti, kas bus su mūsų kandidate ir jos dalyvavimu iš to prezidentiniai rinkimų kampanijoje, tik primenam, kad visi, kas trukdys piktybiškai dalyvauti rinkimuose, tam grės bauda arba laisvės atėjimas iki 6 metų, šiame straipsnėje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo. Todėl, veikiausia todėl, ne vienas bankas raštiškai jokių motyvacijų mums ir neatsako, kodėl jie negali ar nenori atidaryti rinkiminės sąskaitos. Artimiausiu metu Teisingumo aušra konsultuosis, aiškinsis su juristais apie galimybės patraukti baudžiamojon atsakomybėn tuos asmenys, privačius arba juridinius asmenys, kurie trukdo Erikai Švenčionienei dalyvauti rinkiminiai kampanijoje ir matyt iki kitos savaitės pradžios mes jums pranešime apie tolimesnį šitos kampanijos eigą. Iki kito karto.